jokių būdų netinka nei pėdkelnės, nei kojinaitės. Į basutes reikės įspirti baznirčia. Griežtas ne puskojinėms prie suknelės, sijono ar šortų, ypač jeigu suknelė ar sijonas su skeltuku šonui, priekyje ar užpakalyje. Nesimaukite puskojinių, net jeigu suknelė ar sijonas ilgi. Nesimaukite baltų pėdkelnių su tamsesniu sijonu. Baltos pėdkelnės tiks tik tada, jeigu sijonas irgi baltas. Kadangi žvilgsnį pirmiausia patraukia šviesesnės spalvos, žmonės visą dieną žiūrės į jūsų kojas ir kulkšnis. Nors jūsų kojos labai gražios, geriau, kad žmonės žiūrėtų į veidą, ne į kojas. Neturi matytis apatinių kelnaičių kontūras. Moteris gali būti apsirengusi be priekaištų, bet jeigu pro drabužį matysis kelnaičių kontūras, jis gali sugadinti visą vaizdą. Nė viena moteris nenorėtų, kad jos užpakaliukas visą dieną kaustytų pašalinių dėmesį. Jeigu dirbate konservatyvių pažiūrų srityje, neikite į tarnybą pasileidusi savo ilgus plaukus. Geriau suriškite arklio uodegą ar susukite juos ant pakaušio ir susekite segtuku. Neimkite į kelionę daug papuošalų. Prieš išvykdamos pasitikrinkite, kurie papuošalai labiausiai dera prie paimtų rūbų. Visą kitą palikite namie.